savo didžiulio teatro, tai jie mėgavosi tų klajojančių artistų pasirodymais. Ir sykį iš Italijos klajojantis artistai užsuko ir čia pas mus, į Lietuvą. Kas buvo su Stepanu ne taip, kad negalėjo iš pirmo karto išrinkti jo į vyrus? Nu ką, yra dar variantų? Nu kažkas. Buvo panašus į tą nuotrauką. Tai vakarai. Tai čia ką tik viską pasakei, dar kartą pakartok, kas... Vakaruose prūsai. Ne. Prūsai Vakaruos, bet... Ne Anglija. Prancūzijos atstovas Henris Valois. Henris Valois buvo 23 metų jaunuolis. Jis buvo visos Prancūzijos, visų moterų numylėtinis. Labai gražus, patikino jie. Sako, jis 23 metų. Labai domisi madomis. Mėgsta dažytis, auskarus, blizgalus visokius. O šeštadienis, sekmadienis labai dažnai netgi pačias prašmatniausias, šiuolaikiškiausias moteriškas sukneles dėvi. Mūsų vietiniams būrams, ko gero, tai nebūtų patikę, bet kaip jau suprantat, jie atrodė kaip karalius, tad niekam jokių problemų nekilo. Niekada nemėgink apgerti lietuvio pirtį, visada baigsi taip pat arba dar blogiau. Stefanija, what's the matter with you? Kad vaikystėje daugiausiai gazuodavau, kai nieko nelikdavo namie, o aš pasilikdavau. Nes aš susirgdavau ir neidavau į mokyklą. Ir tuo metu kaip 8-9 metų vaikas gali gazuoti. Kaip mes gazuojame? Kompiuteris. Tais laikais Sega Mega Drive. O kas jeigu tas dievukas turi mamą deivę, kuri dabar pareis namo ir tas dievukas taip hop! Ir visą mano pasaulį per vieną akimirką ir išjungs iš rozetės. Gerai, penktadienius palieku laisvus tau, o savaitgaliais važiuojam lankyti mano motiną. Tais laikais visi, kas gyveno čia pas mus, atrodo jie kaip 90-aisiais, taip panašiai. Viską, jeigu darydavo, tai taip drąsiai, taip iki galo. Jeigu spausdavo gazą, tai vat jau iki dugno. Jį nubaudė, pririšo prie olos ir realiai ką jam kapojo? Kepenį. Ir kai jie atskrido, darydavo. Ir kai kirzdavo. Kepenys iš tikrųjų jie medžiojo, kadangi medžiodami daug vienelių gėrė, tai Stepanas Baturas ir susimedžiojo mirtiną kepenų ligą. Kas дядуси? Прекращаем играть в эти дипломатические игры, и в демократию с этих пор вся власть будет в одной руке, и эта рука будет моей. Jie jau norėjo pasiųsti savo pasiuntinius, kad nukirstų jam galvą, bet pasitelkę savo užrašomus argumentus ir taip Lietuvoje gimė pirmoji teismų praktika, demokratijos pagrindas.